Tad reiškia, kaip šiandien mano psichika yra išstumianti iš mano pasąmonės, iš sąmonės. Širdies, reiškia druska, širdies trikampis, širdies matematika. Tad psichoterapija išstumianti, reiškia, iki sąmonės esančius, reiškia, suvokimus. Todėl išmintis sako, aš prakalbėjau. Kodėl? Todėl, kad įtikėjau savimi, savo širdimi, šį pasaulį, esantį su Dievo viltim. Kaip šis pasaulis veikia žmogus, kuris, aiškiai, niekada nesako nei savo klaidų, nei savo gerų darbų. Jis surenka iš kitų žmonių visą, reiškia, fantaziją, vaidina narcisistinį, nesuprastą psichopatą, kaip Jurgis Šurkus, kuris privertė mane įsimylėti jį ir nusižudyti. Tada 3 kartus žudydamas dėl skirtingų dalykų, meilių skirtingų, būdama, reiškia, sekama kiekvieną žingsnį su konsolėm. Tie laikai praeitis. Šios visus to žydiškus paniekos atminti, kai tau širdį duoda tokį kartą, reiškia, dvasinį. Galvoj, tu iškirmina kilusi, reiškia, žodžiu. Tie laikai praėjo. Ir jeigu jie bandytų sukurti teorija melaginga iškreipto proto propagandų, aš jais nepatikėsiu, nes aš nesu nei žydų, reiškia, kaip surpužė, apis, reiškia, ne žydų atskalos. Aš pripažįstu 4 bažnyčias, išsilavinimus 10 balų IQ, kaip kiekvienas yra akivaizdžiai žmogui su, reiškia, dideliam pastangom pasiektas gyvenime. Būtent šiam gyvenime analizė, bet kurio mokslo suteikia tau galimybę mokslo diplomą pasiekti tik sportuojant. Tai vat, tai yra tokia formulė, kad kiekviena energija turi tokį dalyką veikti, stovėti, sukaupti energijos. Tai vat kaip iš energijos potencinės atliekant darbą žmogus sportuoja ir sukuria, aiškiai, tą judėjimą, energijos praradimą, galiausiai pailsėdamas jisai, reiškia, sukaupia stipresnė jėga iš savo raumenų. Tad sportuojant ir išsaugant savo gyvenime svarbius dalykus, apmastant, teta dažniui iš tikrųjų kūrėsi nauja psichoterapija su išstumta psichinė savo superego idėja, kurių yra labai daug žmonių mintyse, kurios sukūrė mokslą, tikėdamas įstatymais. Tokia mūsų civilizacija jau 2025 metus yra suprantama iki šiol, aiškiai, filologiškai. Nes pasibaigęs žydiškų filosofijų pasaulis atskalų ir tuščių galvų, kad turėtų kaip užsiprogramuoti arba tikėjimo žodžiai įsivaizduojančių CŽV, reiškia, šitas visas, aiškiausi, autotreiningas, kur išvykę, reiškia, į Vokietiją prostituciją dirbti, su autotreiningu vardan ko jie tai darantis. Aš ne dėl Ramūnų Bertulių, ne dėl jų šizofrenijų ir atskalų, o dėl konstitucinės teisės. Aš sportuoju, aš kalbu ir tikiu. Išmintis ateina žmogui
begyvenant, o ne, reiškia, vegetuojant istoriją. Ar tai nebuvo žydų? Visos tautos prieš Dievo įstatymą stosiančios. Ir pažiūrėsim tada, kokią pasaulio pabaigą dvasinę žmonės suprasiantys. Ne jokiais būdais tai nebūsianti. Reiškia, kankinystė tų, reiškia, krikščionių iš, reiškia, šitų visų žydų. Nes yra atėjusi žydų kankinystė pranašų, kuri buvo užėmusi, reiškia, Rusijos, Sovietų sąjungą. Ji pasibaigė. Rusija eina į savo stačiatikių bažnyčias. Kad išlikt, nes žydai neišliekantis, o jų priverbuoti krikščionys neišliekantis. Tai žydų kankinystės idėja, sektuose, bėkit. Bėkit į savo bažnyčias, realias, tikras ir jūsų šaknis ir saugančias. Supratot mane? Pasaulį. Nes nieks kitas jūsų šaknų taip neįtvirtins, kaip jūsų tėvai ir motinos. Ne tik literatūrinis paveldas,